Sveikos saulėtos sielos. Šiandien noriu su jumis pasikalbėti apie baimę ir nerimą. Turiu du tokius pratimus, kuriuos pati naudoju ir labai rekomenduoju irgi savo klientams, kurie ateina pas mane į konsultaciją. Tam nereikia kažkokių ypatingų įrankių, tik tokio susivinuko ir tušinuko. Pirmas pratimas būtų toks. Reikia pasiimti susivinuką ir pasirašyti savo pirmąjį nerimą. Sakykime, mano nerimas būtų toksai. Labai nerimauju ir pergyvenu ir bijau, kad karas neatsitiktų Lietuvoje. Paskui šitą nerimą reikėtų padalinti į kelias dalis. Tai gali būti skirtingos dalis, bet sakykime, aš labai bijau, kad karas neprasidėtų Vilniuje, mano gimtam mieste. Taigi čia būtų pirma dalis. Antra dalis būtų, kad aš labai bijau, kad karo metu man nepritrūktų valgio. Taigi čia būtų antra dalis. O trečia dalis, sakykime, būtų apie tai, kad aš labai bijau, kad karo metu nelikčiau be elektros ir kad mano mobilus būtų pakrautas ir aš turėčiau ryšį su išoriniu pasauliu. Aš pasirašau tas dalis ir dabar sekantis mano ėjimas yra žvaigždute pažymėti tuos momentus, kur aš galiu kažką padaryti. Taigi, karas prasideda Vilniuje. Ar aš galiu kažkaip tai kontroliuoti, ar aš galiu kažkaip tai sustabdyti? Na, dėja ne. Jeigu tai atsitiktų, tai jau už mano galimybių ribų. Taigi šitą aš palieku. Sekantis yra apie maistą. Taigi, iš tikrųjų, aš kažką galėčiau padaryti. Aš galėčiau sudaryti pietinių sąrašą, nusipirkti košių, grikių ir taip toliau ir tiesiog turėti savo namuose. Tai čia yra antras dalykas. O trečias apie mobilaus pasikrovimą, taigi iš tikrųjų aš irgi galėčiau nusipirkti išorinių baterijų ir juos visą laiką laikyti pakrautom ir turėti kažkokioje vienoje vietoje, kur aš tikrai galėčiau žinoti, kad čia galiu pasikrauti savo mobilųjį telefoną. Tai čia yra tas antrasis dalykas, kurį aš tikrai galėčiau padaryti. Taigi, kas apie karą Vilniuje? Jeigu aš negaliu kontroliuoti, ar jisai prasidėtų ar ne, ar verta man apie tai galvoti per daug? Manau, kad ne. Nes daugybė dalykų mūsų gyvenime yra už mūsų galimybių ribų ir mes turime tiesiog tai priimti kaip faktą. Atsitiko tai ir dabar mes turime kažką su to daryti, kaip, sakykime, su kuo susidūrė ukrainiečiai. O kas apie maistą ir kas apie pakrovimą, aš galiu to pasirūpinti iš anksto ir turėti tai savo namuose, žinoti, kur tai guli ir taip toliau. Aš galiu atlikti tuos veiksmus ir turėti planą. Taigi čia būtų pirmas toks pratimas. Aš jūs tikrai užtikrinu, atlikę tokį pratimą, tikrai pajausite labai didelį palengvėjimą jūsų nerime, jūs turėsite kažkokį planiuką. Sekantis pratimas yra labai panašus. Tiesiog susirašo savo blogiausias baimės, visiškai blogiausias. Dabar galvoju, ar gali būti kažkas blogiau už tai, ką aš prieš tai pasakiau. Iš tikrųjų, nesu tikra, bet daugybė būna baimių ir svarbiausia yra, kas labiausiai rūpi jums asmeniškai. Tik surašykite savo blogiausias baimės ir prie kiekvienos baimės surašykite planą, ką darysite. Nerkite šitą baimę. Įsivaizduokit, tai jau įvyko dabar. Tu privalai su tuo kažką daryti. Ką tu darysi? Tai gali būti toks ne labai detalus, bet sakykime, kad ir labai toks apytikslis planas.
Pavyzdžiui, tuo atveju skambinsiu giminaičiams, tuo atveju važiuosiu į tokį miestą, tuo atveju bandysiu skristi ten ir ten, tuo atveju bandysiu susisiekti su tuo ir tuo. Tokį planiuką, kažkokių veiksmų surašymą labai siūlau padaryti ir irgi turėti omeny, kad atsitikus, neduok Dieve, bet atsitikus tokiam dalykui, aš nebūsiu pasimetęs, aš jau tikrai žinosiu, ką daryti. Taigi, tokie 2 pratimai, kuriuos aš ir pati asmeniškai naudoju ir labai rekomenduoju kitiems žmonėms, kur labai padeda palengvinti nerimo ir tokius pergyvenimus sunkius. Ačiū labai už jūsų laiką, ačiū už jūsų laikus, komentarus ir iki.